Sveiki. Čia yra dar vienas Kontus filmukas, kuris pasakoja, kas yra NUFas Norvegijoje ir kaipgi jis veikia. Tai mes pabandysime aptarti tokias 3 platesnės temas. Tai visų pirma, kas yra NUFas, kalbėdami apie anglišką ir lietuvišką tą NUFo formą. Taip pat pakalbėsime apie tai, kaip veikia ES bendra socialinio draudimo erdvė, ir galiausia apie mokesčius, kuriuos NUFui reikia tikėtis mokėti Norvegijoje. Tai trumpai, iš tų NUFas yra užsienio įmonės mokestinė registracija Norvegijoje. Žodis NUF yra kilęs iš 3 norvegiškų žodžių, tai yra Norsk registrert utenlandsk foretak arba Norvegijoje registruota užsienio įmonė. Pati motininė įmonė, arba įmonė teisingiau, kurią mes registruojame tuo NUFu, ji dažnai būna kurioje nors ES šalyje. Dėl tam tikros lietuviškų mokestinių įstatymų specifikos, lietuviškos įmonės mokestinė prasme yra žymiai palankesnės negu, tarkime, angliškos, britiškos įmonės. Turėkite galvoje, kad nėra kito būdo, kaip registruotis Norvegijos mokesčių registre, kaip kad tik pateikti reikalingus dokumentus Norvegijos registrų centrui, Brønnøysunds registre nevadinama, kuris ir registruoja jūsų NUFą. Kitaip tariant, Norvegijos mokestinė, Norvegijoje užsienio įmonės mokestinė registracija Norvegijoje atliekama per Norvegijos registrų centrą. Dažnai žmonės bijo tos registracijos, sakydami, kad dabar tai jau atsiras nuolatinė buveinė Norvegijoje. Tai to visiškai nereikėtų bijoti. NUFas yra tikrai nebūtinai jūsų įmonės nuolatinė buveinė Norvegijoje. Pastaroji atsiranda dėl jūsų veiksmų Norvegijoje, o ne dėl NUFo registravimo. Kai aš sakau apie veiksmus, tai aš turiu galvoje, tarkime, testinę veiklą Norvegijoje, kaip sakyti, yra visa eilė požymių, kuri nustatoma, kada atsiranda nuolatinė buveinė. Pati registracija arba net neregistracija visiškai to nesukuria. Tiesiog, jūs galite turėti nuolatinę buveinę Norvegijoje dėl savo veiklos, tačiau būti nesiregistravęs ir tai visiškai jūsų gyvenimo nepalengvins. Tarkim, jeigu jūs suras, tai suprantama, kad jūs turėsite susimokėti tuos mokesčius, nežiūrint tai, kad jūs nieko nebūsit registravę. Tai pirmiausia aptarsime, kaip veikia angliški NUFai. Tai kartais galima sutikti žmonių, tautiečių, kurie būna registravę NUFą angliškos įmonės pagrindu, tos LTD įmonės pagrindu. Tokių įmonių kapitalas labai dažnai būna vienas angliškas svaras. Tai čia yra tie senieji norvegiško stiliaus NUFai, kurie buvo labai populiarūs iki 2011 metų. Kai minimalus AS įmonės kapitalas buvo 100 000 kronų. Tuomet suprantame, kad būdavo žmonių, kurie tokio dydžio kapitalo neturėdavo ir jiems reikėdavo, bet jiems vis tiek reikėdavo įmonės, kuri turėtų ribotą atsakomybę, tai kaip ta tipiška AS įmonė. Tai tokiu atveju jie įsisteigdavo ribotos atsakomybės įmonę Anglijoje, registruodavo ją mokestinėme registre, ir kartu ir įmonių registre, nes čia, kaip minėjome, bendra registracija, ir turėdavo tokią keistą įmonę, kuri būdavo labai panaši į AS-ą, bet aišku turėdavo tam tikrą prievolę deklaravimo Anglijoje. Tai sumažėjus kapitalui iki 30 000 kronų, jie dingo, tos įmonės poreikis praktiškai dingo, nes 30 000 kronų minimalus AS įmonės kapitalas, tai visgi yra pakankamai nedidelė suma, kurią praktiškai nėra problemų surasti daugeliu iš entreprenerių. Tai kaip jau minėjau, didysis to NUFo trūkumas ir yra ta prievolė vesti buhalteriją gimtojoje šalyje ir kartu Norvegijoje. Tas galioja bet kuriam NUFui, bet kurios šalies įmonės pagrindu. Tai tarkime, jeigu jūs turite anglišką NUFą, tai reiškia, kad buhalterija Anglijoje, deklaracijos Anglijoje, buhalterija Norvegijoje, deklaracijos Norvegijoje. Jeigu jūs turite
NUFA lietuviškos įmonės pagrindų, tai vėlgi buhalterija Lietuvoje, deklaracijos Lietuvoje, buhalterija Norvegijoje, deklaracijos Norvegijoje. NUFai atgimė rytų Europos statybininkams atvykus į Norvegiją, kai žmonės ėmė naudotis šių įmonių mokestiniais privalumais. Tai trumpai aptarsime, kaipgi veikia NUFas UAB pagrindu. Tai, kaip jau minėjau, atvykę į Norvegiją, mes ėmėme naudotis tos NUFus kaip įrankį susimažinti mokesčius. Dažnai tai būdavo tiesiog visiškai negeras būdas ir bandant nieko nemokėti, tas NUFas, aišku, yra aptinkamas ir uždaromas per apytikrį kiek ilgiau negu metus ir paskiau ten išrašoma krūva papildomų mokesčių. Galbūt todėl forumuose kilo tokių pasakojimų, galima rasti, kad NUFas tai yra labai pavojinga įmonės forma ir geriau jo neturėti. Tai NUFas yra visiškai nepavojinga įmonės forma, jeigu mes neišdarinėjame negerų dalykų su juo. Iš principo bloga yra ne pats NUFas, o tai, ką mes su tuo NUFu išdarinėjame. Tai jeigu mes, tarkime, bandome nemokėti mokesčių ir mus pagauna, tai NUFas dėl to juk visiškai nekaltas. Kalti mes patys. Kalbant apie mokesčius ir jų mokėjimą, tai tas mokesčių mokėjimas Lietuvoje, kaip žmonės mėgsta sakyti, yra galimas tik tuo atveju, jeigu atvažiavome labai trumpam laikotarpiui ir daugiau čia nebegrįšime. Bet kokiu atveju pirmoji prievolė, kur mums atsiranda, tai yra PVM prievolė. Tai PVM turėtume pradėti mokėti viršyje 50 000 kronų apyvartą. Tai yra pirmoji mūsų prievolė, kuri atsiranda. Suprantama, kad jeigu mūsų veikla tęstinė, tai nemokėti PVM pelno ir gyventojų pajamų mokesčių Norvegijoje jums nesigautų. Legalu būtų nemokėti tik tai norvegiškų socialinio draudimo mokesčių, bet aišku, tik tai turint A1 formą iš Lietuvos. Dabar trumpai aptarsime, kaipgi veikia ES socialinio draudimo sistema. Tai, kaip jau minėjau, jūs turite turėti galvoje, kad bet kokiu atveju jūs mokate pridėtinės vertės mokestį, pelno mokestį, gyventojų pajamų ir sodros mokesčius tik vienoje šalyje. Arba tai yra Lietuva, arba tai yra Norvegija. Tai gyventojų pajamų ir pelno mokesčiams galioja pusės metų 182 dienų taisyklė. Viršyje 182 dienas tampame Norvegijos mokestiniais rezidentais. Tas galioja tiek įmonėms, tiek žmonėms. Aišku, be abejonės yra, aš jums pasakiau, pagrindinė taisyklė. Egzistuoja visa eilė taisyklių, kurių galbūt mes čia ir nespėsime išpasakoti, kurios veikia tiek į geresnę, tiek į blogesnę pusę. Į blogesnę pusę veikia taisyklė, kuri kalba apie darbuotojų nuomą. Tai tokiu atveju mokesčiai pradedam mokėti nuo pirmos dienos. Į geresnę pusę veikia taisyklė, kuomet atskiroms įmonėms tiesiog leidžiama skaičiuoti tas dienas pagal statybinius projektus. Bet kokiu atveju reikėtų paminėti, kad vis dėlto jūs turėtumėte, jeigu ketinate, kaip sakyti, dirbti šiek tiek ilgiau, Norvegijoje, tai jūs neturėtumėte tikėtis, kad jums nuolat bus leista nemokėti, tarkime, gyventojų pajamų ir pelno mokesčių Norvegijoje. Tai tiesiog reikėtų, galbūt iš pradžių jau skaičiuojant tuos tarifus, už kiek jūs galite dirbti, tiesiog įsiskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį į tą tarifą, kad paskiau nebūtų tas didžiulis surprizas. Ir jeigu kartais nutiktų, kad jums tiesiog leidžiama yra nemokėti gyventojų pajamų mokesčio Norvegijoje, tai yra jūs galite įmokėti Lietuvoje pagal lietuviškas taisyklės, tai tokiu atveju jūs tarsi būsite laimėję loterijoje. Tačiau bet kuris jūs negalite statyti savo verslo ir tuo pagrindu, kad jūs nuolat laimėsite loterijoje. Tai verslas, kuris remiasi mokesčių nemokėjimu, kažin ar yra gyvybingas. Atkreipkite dėmesį, kad sodros mokesčiai mokami Norvegijoje nuo pirmos dienos. Tai yra jiems visiškai negalioja ta 182 dienų taisyklė.
Arba jūs galite nemokėti sodros mokesčių 2 metus, jeigu jūs turite lietuviškos sodros išduotą A1 formą. Tai A1 formą turi turėti kiekvienas jūsų darbuotojas, įduodama, jei Lietuvoje jūsų apyvarta yra ne mažiau negu 10% nuo bendros apyvartos. Tai kalbant apie šitą apyvartą, turėtume paminėti, kad apyvarta Lietuvoje nebūtinai turi sutapti savo esmenų, savo tų paslaugų pobūdžiu su jūsų norvegiška apyvarta. Tai gali būti visiškai kitokia apyvarta, svarbiausia, kad jinai būtų ir būtų testinė. Tokiu atveju prastai gaunama yra A1 forma Lietuvoje ir ją galima pateikti Norvegijos mokestiniams mokesčių inspekcijai. Taigi, jeigu gaunasi nemokėti norvegiškos sodros, tai jums nereikia mokėti 2 mokesčių. Tai yra darbuotojo sodros, kuri vadinasi trygdeavgift, 7,8% tą sudaro, ir darbdavio sodros, kuri vadinasi arbeidsgiveravgift ir sudaro 14,1%. Tuo jūs taptumėte beveik 22% pigesni negu tos įmonės, tos AS tipo įmonės, kurios įdarbina darbuotojus tiesiai į tą įmonę, nes jos negali išvengti sodros. Tai turint galvoje, kad visa norvegiška mokestinė našta vidutinio dydžio pajamoms yra 25% plus tie 22%, ar ne, 21,9. O tai reiškia, kad mokestinė našta sumažėja beveik per pusę. Vienintelis šansas legaliai nemokėti norvegiškos sodros yra lietuviška A1 forma ir jie apsaugo norvegiškos sodros mokesčių 2 kartus. Tai jau minėjome ne kartą ir tiesiog manome, kad reikėtų ir dar kartą paminėti. Jeigu jūs tiesiog jos nemokate, tai jūs tiesiog jos nemokate ir jums ją reikės sumokėti metų gale. Bet jeigu jūs turite formą, tai jūs jos galite nemokėti. Socialinio draudimo sistema ES veikia abi pusės. Tai jeigu nemokate sodros ir į konkrečiai šaliai, tarkim Norvegijai, tai tokiu atveju nereikėtų tikėtis gydymo iš Norvegijos, išmokų sergant Norvegijoje, o taip pat pensijos iš Norvegijos. Tokiu atveju visos išmokos už ligas, pensija ir visi kiti dalykai mokami būtų lietuviškai iš Lietuvos. Kartais mūsų klausia, kaipgi gauti A1 formą Lietuvoje. Tai jeigu jūs esate uždaroji akcinė bendrovė ar mažoji bendrija, turite įdarbintų darbuotojų, mokate jiems atlyginimą, kartu mokate sodrą, tai A1 formą jums išduoda lietuviškos sodros užsienio išmokų skyrius. Reikėtų susirasti jo kontaktus sodros internetinėme puslapyje, kurį galite rasti adresu www.sodra.lt. Sodros užsienio išmokų skyrius gali jums paaiškinti reikalavimus formos A1 gavimui ir reikalingus užpildyti dokumentus. Šios dokumentus turėtų suprantama užpildyti jūsų uždarosios akcinės bendrovės buhalterė ar buhalteris, kuris ir veda jums nuolat tą apskaitą, teikia sodros deklaracijas ir panašiai. Aišku, pasirūpinti, kad uždaroji akcinė bendrovė būtų ne mažiau negu 10% apyvartos. Lietuvoje jūsų buhalteris to padaryti nepajėgs. Šis darbas turėtų atitekti jums. Tai dabar galėtume pasižiūrėti, kas tikriausiai bus apmokestinta jūsų NUFE. Paskutinę skaidrę. Tai su labai retomis išimtimis stabiliai dirbantis NUFai Norvegijoje moka tokius mokesčius. Čia turint galvoje, kad jūs jau turite A1 formą. Tai yra, jūs mokate pelno mokestį, pelno mokesčio tarifas yra 25%, jis apskaičiuojamas Norvegijoje vedamos buhalterijos pagrindu. Jums privaloma teikti metinę įmonės pelno mokesčių deklaraciją, kuri vadinasi selfangivelse, ir metinę finansinę NUFO atskaitomybę, kuri vadinasi årsregnskap. Galbūt šiek tiek yra keista, kad įmonės dalis, tai yra ta veikla Norvegijoje, privalo teikti metinę finansinę atskaitomybę. Tačiau, deja, taip kažkada tapo įrašyta į
Norvegijos finansinės skaitomybės įstatymą, kad bet kuri įmonė, kuri moka mokesčius Norvegijoje, privalo teikti metinę finansinę skaitomybę, na ir tiesiog nėra kas daryti, geriau teikti negu ginčytis. Taip pat jums reikės mokėti pridėtinės vertės mokestį, tai merverdiavgift arba MVA. Pagrindinis tarifas 25%, esama keletas mažesnių tarifų, tačiau, kažin ar statybų paslaugom bus tas labai aktualu. Jums privaloma teikti PVM deklaracijas, taip pat vesti buhalteriją, pareiga registruotis ir pradėti mokėti pridėtinės vertės mokestį atsiranda viršijus 50 000 kronų slenkstį. Taip pat jūs turite mokėti gyventojų pajamų mokestį, jo tarifas yra 25%. Mokesčio bazė, tai yra suma, nuo kurios skaičiuojamas tas mokestis, gyventojų pajamų mokestis, yra lietuviška popierinė alga, komandiruotės metu suprantama, ir lietuviški komandiruotpinigiai. Na, kitaip tariant, jeigu jūs dirbate Lietuvoje, gaunate atlyginimą, tai tol, kol jūs dirbate Lietuvoje, niekas jūsų atlyginimo apmokestinimą nesikėsina, jūs mokate mokesčius Lietuvai. Tuo metu, kai jūs atvykstate į komandiruotę, jūs tikriausiai pradedate mokėti mokesčius nuo savo atlyginimo Norvegijai ir suprantama, kad lietuviški komandiruotpinigiai, kurie neturi analogo Norvegijos mokestinėje sistemoje, jie laikomi atlyginimu ir taip pat pridedami ir apmokestinami. Viskas apmokestinama bendru 25% tarifu, realiai šiek tiek mažiau, nes, kaip pasakyti, yra tam tikri nemaži tokie fradragai vadinami neapmokestinami minimumai, kurie leidžia šiek tiek mažesnį tarifą mokėti, bet čia jau realiai apskaičiuojant jau kiekvienam žmogui matosi, kokio dydžio ta išskaita yra daroma. Tai labai dėkoju už dėmesį ir sėkmės.